Sveiki, su jumis sveikinasi Dovydas Vaikšnoras ir laida Forever verslo klubas. Šiandien pas mus svečiuose labai graži, linksma menedžerė Irma. Tai labas, Irma. Labas, Dovydai. Tai kiek laiko jau esat Forever verslo savininkė, Forever produkto ambasadorė? Jau 15 metai, spalį bus 15 metų, kaip esu čia. Tai iš ties didelis laiko tarpas, bet dabar taip iš karto ir pabėkim atgal. Tai prieš tuos 15 metų, kol visai dar nieko nežinojot apie Foreverį, tai ką veikėt tada, kai užsiėmėt, ką dirbot? Tuomet aš dirbau administracinį darbą, bet, kaip ir visiems, trūko pinigų ir kol Foreverio nežinojau, aš tiesiog ieškojau galimybių, kur galiu užsidirbti ir aš buvau kitose marketinginėse kompanijose. Iki Foreverio aš išbandžiau ją ne vieną. Ir iš tikrųjų tai nei vienoj aš neuždirbau tų pinigų, kaip buvo sakoma, kad ateik uždirbsi. Čia užsidirbsi, aš važinėjau ištisai pas žmonės, kaip sakau, nuo vienų durų iki kitų durų su produktais. Ten nebuvo kas mokina, kaip reikia ką daryti. Vat atvažiavo, pasakė tau apie produktus ir tu kaip nori, taip sukis. Bet kai jau išgirdau apie Foreverį, tai aišku, jau čia ir apsistojau, nes iš tikrųjų labai patiko Forever produktai. O kaip sužinojot apie patį Foreverį, iš kuris atsirado, va taip? Mes per pietų pertrauką su kolege visada važiuodavau Marijampolį, buvo tokios Ceragemo masažinės lovos. Ir mes tiesiog pietų pertrauką paleisti visada nuvažiuodavom ten ir ten tokios lovos, ten su tokiais akmenukais važinėjo per nugarą, mes ten gulėjom ir Ramūnas buvo atvažiavęs ir kaip tik jisai pasako apie Foreverio produktus. Ir mes išgirdom ir kolegiai sako, žinai, ir man nusipirkam dezodorantą, palauk, sakau. Aš pasakysiu, kad aš ten noriu dirbti, nes aš jau iš kitų marketinginių kompanijų žinojau, kad jeigu dirbt, tai aš galiu tada turėti nuolaidą ir pirkti su nuolaida. Bet jūs taip labiau patraukė verslo galimybė, o ne produktas, ar kaip ir norėjot produkto, bet tuo pačiu ir, kaip sakot, žinojot, kad jei dirbsit, bus jis pigesnis, kas pirmiausia, tas pirmas kabliukas, kuris sužavėjo čia? Ar produktas buvo, ar ta idėja, kad gali užsidirbti, jau paskui sužinojot, kaip čia kas? Ne, iš tiesų, tai mes ten tiek ilgai nebuvom per tą pertrauką, apie verslo galimybės aš tuomet neišgirdau. Dar tenai, nes jisai pasako apie produktus, aš išgirdau apie dezodorantą, kuris yra be aliuminio druskų, kuris yra saugus ir man atrodė, kad mums reikia to dezodoranto abiem su kolege. Bet aš pasakiau to dirbti todėl, kad aš norėjau atsipirkinti produktus ir aš norėjau tą dezodorantą ne didžiausią kainą nusipirkti su nuolaida. Tai kaip tada tas įvyko startas? Ar pirkot rinkinį, ar mažai susakymukais iki tos didmeninės kainos? Kokia buvo ta pradžia? Iš tikrųjų, tai aš niekada negalvoju, aš mėgstu rizikuoti. Ir aš niekada negalvoju, kaip bus. Aišku, pinigų nebuvo tam rinkiniui. Tiesa, Ramūnas mane pakvietė kaip tik į paskaitą dar. Ten buvo kabinetas ir į tą kabinetą ateit. Kažkuria tai dieną, ten jisai po savaitės kažkur tai, kad atvažiuos, tai susitikim ir ateit. Ir labai gerai atsimenu, kaip į tą, kaip sako, kartais žmonės ieško ar ne priežasčių, kad kažkur tai prižadėjau nenueit. Aš jau daviau žodį nueisiu, bet prisiminiau, kad aš dar kirpyklą užsisakius tą dieną, o čia reikia eiti. Susitariau, kad mane greičiau sutvarkytų, pakirptų ir suspėjau ir ten nulėkiau į tą pristatymą. Ir būtent tada išgirdau apie galimybę, bet manęs galimybė tiesiog nežavėjo, todėl, kad aš jau buvau atsikandus tų marketinginių kompanijų. Ir aš sakiau, žinau, aš net ir neklausiau iki galo. Sakiau, žinau, man sakė, visur tas pats. Man Ramūnas aiškino, kad tikrai ne tas pats. Aš sakiau, tas pats. Ir aš nusipirkau rinkinį, neturėjau pinigų. Tuomet mes, kadangi su kolegė norim, tai kolegiai sako, jeigu tu perki, tai aš tau dar duodu, kad jinai dar kitų produktų norėjau, mes te pasidalinom tuos produktus. Tai kaip ir tas startas ir nusipirkau startinį labai greitai, spontaniškai ir tą pačią dieną, nuėjus išgirdusi, nupirkau. Tai kaip ir tas startas įvyko labiau dėl tų visų produktų? Dėl produktų, tik dėl produktų įvyko.
Tai tada paklausiu vis tiek, dar vis negirdėjot, bet vis tiek kažkuriuo metu atėjo tas momentas, kad, kažką pradėjo daryti, nes vis tiek, ne tik dėl produktų likot čia, aš taip įsivaizduoju. Taip, iš karto tai tikrai tik dėl produktų, bet aš išgirdau tuomet žmonių istorijas. Būtent atėjus ten į tą kabinetą, buvo tikrai jisai nedidelis, bet jame buvo labai daug žmonių atėjusių ir kaip tik buvo Gemas, ir Gemas pasakojo savo nudegimo istoriją, kaip jis nudegęs, ir man tas jo ta istorija, kad jisai neturi nei vieno rando, Liepos mėnesį tas sprogimas įvykęs ir jis buvo taip žiauriai nudegęs ir aš mačiau nuotraukas ir negalėjau patikėti, nes iš tikrųjų tai aš turiu pavyzdį nuo vaikystės, kada kaime pas tėvus, kai augau, tai buvo nudegusi, tiesiog kartu mokėmės mokykloje kaimynė. Ir jinai buvo nudegus ir jinai visą laiką buvo su didžiuliais randais nudegimo, o čia matau žmogų, kuris neturi tų. Ir aš tiesiog visiems sakiau, ateikit, išgirskit tą stebuklą, čia stebuklas, taip nebūna, taip negali būti. Ir aš visus būtent dėl to kviečiau. Ir tada pas mane rinkosi, ateidavo draugės, kaimynės, tiesiog į pristatymus ir Ramūnas papasakodavo. Žodžiu, sužavėjo, kad tikrai geri produktai. Kad geri produktai, kokybiški produktai, labai sužavėjo kompanijos vertybės, iš tikrųjų, ta meilė žmogui ir tiesiog man tai atitiko, man tai buvo tas, tokios aukštos kokybės produktai, su kuriais aš buvau marketinginėse kompanijose, kaip sako, visi marketinginių kompanijų produktai geri, bet tokie išskirtiniai ir tokios aukštos kokybės produktų, ėjus per kelias kompanijas, aš tikrai niekur nesutikau. Ar pamenat savo pirmąjį klientą arba pirmą verslo partnerį, galbūt tai ir tas pats žmogus, galbūt atskiri du, tą patį pirmąjį? Iš tikrųjų, tai pas mane buvo gana nemažai. Pirma buvo tai mano vyro teta. Teta Onutė, kurią aš pasikviečiau būtent į tą kabinetą, kad jinai ateitų išgirsti, ar man verta čia eiti. Jinai vaistinėje dirbo ir, tiesiog ateikit, sakiau, išgirskit ir pasakysit, ar man verta į šitą kompaniją eiti, ar ne. Nors iš tikrųjų buvau patepsis, bet nežinau, ar būtų. Iš tikrųjų, jos žodis tikrai nebūtų pakeitęs nieko, bet jie atėjo ir jinai pirma pas mane užsipildė būtent Foreverio verslo savininkų sutartį. Supratau. Jinai yra vartotoja. Tai žodžiu, pirmas klientas ir buvo ir yra teta. Yra teta. O kokie buvo tie sunkumai galbūt pradžioje, kaip aplinka žiūrėjo į tai, kad Irma vėliai kažkokį tinklinį marketingą čia velėsi? Ar nebuvo tokio? Jeigu buvo, tai kaip susitvarkyti su tuo sekėsi? Iš tikrųjų, tai, kaip sakau, savam kieme pranašu nebūsi. Mano šeima, mano sūnūs, mano anūkai, visi tikrai mes tikri foreveriečiai, mes tikrai vartojam produktus, bet taip, kaip sakau, mūsų giminė yra tikrai didelė, tikrai daug. Tiesa, dar pas tetą važiavau, pusbrolio žmona irgi užsipildė anketą ir kaip vartotoja, vartoja, teta užsipildė anketą, o daugiau nelabai kas ir, sesuo dar užsipildė anketą, tai sesuo dar kažkiek vieną kitą produktą, dar vieną pusseserę turiu, o daugiau per giminę tai tikrai nėra, kad vartotų. Ir po šiai dienai nėra labai daug vartojančių. Bet nežiūrėjo jūs kažkaip kritiškai, kad čia Irma vėl kažkokią nesąmonę užsiims daryti? Nebuvo to tokio? Ne, tokio, kad ne, tai iš tikrųjų buvo, bet tiesiog galbūt klausys, tai vardinti nenoriu nieko, kad neužgaučiau. Iš tikrųjų buvo tokių, kad tu negydytoja, aš sakiau, aš vaistų niekam nerekomenduoju, aš tikrai labai nuoširdžiai norėjau, kad jaustųsi gerai. Ir mama mano amžinatilsį vartojo produktus ir tikrai, ir kaip širdžiai Nutra Q10 nupirkau gimtadienio progą, padovanojau, tai jinai iš karto man po kelių dienų paskambinusi, pasakė, kad šitą man turėsi vėl nupirkti, aš tikrai gerai jaučiuosi, kadangi su kofermentu Q10 ir tos energijos
energijos davė ir širdeliai pastiprinti ir jinai iš karto labai greitai jautė tą poveikį. Dar truputį į pradžią klausimo sugrįšiu, tai vis tiek kas buvo sunkiausia toj pradžioje? Kokie Kas iššūkiai buvo sunkiausia, ar ne? Na, sakyčiau, sunkiausia tai nebuvo, kad labai sunkiausia. Na, tas toksai galbūt, kad, na, nebuvo to, na, labai didelio, nekalbu apie savo vat, sūnus, bet kalbu apie giminės kažkokį tai palaikymą. Tai vat to tikrai nebuvo didelio tokio palaikymo, nebuvo noro kažkam įsitraukti, visi kažkaip iš patolo žiūrėjo. Tai tiesiog vat tas biski galbūt buvo, o daugiau tai ne, aš kviečiau visus, dariau arbatą, Forever arbata, būtent labai skani visiems, gvazdikėliais kvepianti ir tiesiog dariau arbatą, atvažinėjau Ramūnas, važinėjau dar per kai kuriuos giminės, vat, kas priėmė, kas, kad išgirst ir tikrai buvo, kas dar iš tolimesnių, vat, buvo ir Pakruojį, iš tolimesnių giminių ten užsisakė, vat, net ir rinkinį nusipirko. Na, tikrai judėjau viskas. Lankotės įvairiuose Forever renginiuose. Ką jums jie duoda? O renginiai tai duoda augimą, na, tiesiog bendrystę duoda. Čia sutikau labai daug žmonių ir tai, kaip sakau, Forever tai ne vien produktai. Tai ir bendravimas, ir apskritai, ir tos renginiai, mokymai visi, kur mes mokomės. Ir man iš vis apskritai čia patinka ir turbūt tas, vat, kad toliau dariau, vat, norėjau kažką tai daryti, rekomenduoti. Aišku, norėjau labai nuoširdžiai, norėjau visiems padėti. Labai norėjau, kad visi jaustųsi sveiki, kad tiesiog ir ta prasme, vat, dėl to daugiausia, bet, na, ir aišku, pasijautė tas, kad jau pirmas mėnesis jau vis tiek bonusų buvo, jau uždirbau, jau kviesdama, atrodė, nieko nedariau, aš čia juk nieko nedariau. Ir Ramūnui sakau, kas čia man parėjau, bonusai kažkokie. Atrodo, nieko nedariau, o jau čia taip, o jau čia parėjau, tai vat, man tas patinka, aš tikrai nepuoliau pardavinėti produktų, kad pardavinėčiau. Visada, na, man patinka, kad vat, žmogus gali pats užsiregistruoti, gali turėti lygiai tą pačią nuolaidą, kaip ir aš turiu, ir kiekvienas gali pats apsipirkti elektroninėje parduotuvėje, kaip ir aš. O kas labiausiai patinka jums mūsų komandai, mūsų Forever bendruomeniai? Ar, nu, ta prasme, tas žmonių bendravimas ar kažkokios, nu, vat, kas labiausiai patinka mūsų bendruomeniai šitoj visoj? Iš tikrųjų, tai man viskas patinka. Aš čia dėl to, kad aš atradau bendraminčius ir tikrai negalėčiau išskirti kažko tai, kad ten kažkas taip ar taip, visi mokymai, visi renginiai, vat, būna ir naujametiniai renginiai, kur kompanija organizuoja ar ne, na viskas taip tobula, viskas taip suorganizuota ir tiesiog jauti tą žmonių bendrystę, jauti žmonių meilę, kad tai nesuvaidinta, kad visi nori vienas kitam padėti ir tiesiog traukia važiuoti į tuos mokymus, na, atrodo, negali praleisti, nes vat ten reikia būti, kur Foreveris, ten man reikia būti, tai yra mano. Dabar per tiek metų, manau, jau buvo ir ne viena įvykdyta kvalifikacija. Tai gal, nu, keletą kokių tų kvalifikacijų jau pavyko pasiekti, ar vakarėlių, ar kelionių, nu, žodžiu, kokių pavyko pasiekti. Na, tai aišku, manager kvalifikacija, tai supervisor kvalifikacija, tai buvo labai greitai, tai kažkaip tai nepajaučiau, nors atrodė 25 kreditai, tai atrodė labai daug. Kosmosas, galvojau, bet kažkaip jie labai greitai, bet toliau reikėjo tiesiog ilgesnio tarpo iki assistant managerės nueit ir po to po assistant managerės turėjau traumą. Ir po traumos jau paskui menedžerį pasiekt vėlgi gavosi tas didelis tarpas, kada buvo lūžęs stuburas, tai tiesiog buvau, na, kažkaip tai, kaip sakau, nuo pasaulio atsijungusi ir po to ilgai dar ir, vat, kaip dabar tai yra socialiniai tinklai, o tada mes važiuodavom į gyvus pristatymus ir mano pagrinde, vat, ir supervisoriai užaugo, važinėjau visada, važinėjau į Plungę, važinėjau į Klaipėdą, į Šiaulius labai, vat, visi pasiskirstę žmonės turbūt taip.
tekdavo nedirbot socialiniuose tinkluose tuo metu? Ne, tuo metu nebuvo gyvas socialinių. bendravimas Taip, buvo. gyvas bendravimas ir išvažiuodavau. Vat Verutė, ačiū jai, jinai mane visada priimdavo, aš pas ją pernakvodavau, mes organizuodavom susitikimus ir su jos draugėm, su jos pažįstamom, tiesiog ir pas ją namuose, ir eidavom į kavines, po to Plungėje Regina atsirado, kuri net labai gerai atsimenu, kai nuvažiavau vieną kartą ir nuvažiavau, buvo mano gimtadienis, tai suorganizavę ir net ir su muziko mane pasitiko, stalas nukrautas su dovanom, tai buvo taip smagu, mes ir grožio vakarėlius labai organizuodavom. Ir, tai va, O kada buvo, ar koks buvo tas lūžio taškas, galbūt kaip supratot, kad man čia sekasi šitoj kompanijai? Na, tiesiog aš niekada negalvojau, kad man nesiseka. Visų pirma, aš esu sveika. Aš turiu sveikatą, aš gerai jaučiuosi, tai jau yra tai, kad jau sekasi, nevartojant nieko kažkaip tai, aš nežinau, kaip būtų. Vėlgi, aš turiu sveikus vaikus, kurie irgi vartoja. Mano anūkas nuo pat, nežinau, nuo kelių mėnesių labiau sultis geria. Tikrai tų sirgimų kokius 3 metus turbūt ir nebuvo iš vis, apskritai nesirgo. Na, paskui, aišku, kai vaikai nueina į darželius, susiduria su kažkokiom virusais, tai tuo metu biskį prasidėjo jau, bet, na, tai jau irgi, vėlgi, kai padedi žmonėm, kai jie sako, ačiū, kad tu mane pakvietei, kad tu mane supažindinai, tai jau yra sėkmė. Na, ir aišku, visų siekiamybė yra menedžeris, tai vat tą jau atrodė tikrai jau sėkmė. Vėlgi, man patinka kalbėti apie odą. Tai man tai tiesiog malonu, eit ir kažkur tai pristatinėt, buvo naujienos dabar, odos priežiūros produktai, na tiesiog man smagu, mane tai veža, kai aš einu. O kaip manot, dabar pradėti veiklą Foreveryje, ar jau vėlu, ar dar ne? Oi, tikrai nevėlu, niekada nevėlu. Na, tiesiog tiek, kai pažiūriu, kiek daug žmonių nežino apie Foreverį, tikrai, labai labai daug žmonių nežino. Vat ir vakar kalbėjau su 2 moterim, kurios tikrai pirmą kartą išgirdo apie Foreverį, vat ir daviau tiesiog, kad tik su savim turėjau pasiėmusi būtent naują mūsų naujienas odos priežiūros liniją ir tiesiog daviau išsibandyti, va taip netyčia net viena ir mane pati užkalbino. Jau į parduotuvę. Nieko nežinojo apie jokį Foreverį, net negirdėjo. Ne, yra, kad negirdėję ir net ir socialiniuose tinkluose yra tikrai žmonių, kurie negirdėję. Kiti, kad ir girdėję, neišdrįsę pabandyti, galbūt išgirdę ir taip pat praleidę. Tad žodžiu, dar vis nevėlu. Tikrai nevėlu, niekam nevėlu ir kartais sako, ai, čia platintojai ar ne, tai iš tikrųjų mes nesam platintojai, mes tiesiog patys išbandom ir kas mums patinka, mes tiesiog parekomenduojam kitiem. Tai vat tas toksai, kad gali parekomenduoti, žmonės patenkinti, kad kitą kartą vat ir net ir dėkoja, kad sako, aš niekada galbūt nebūčiau išdrįsę susipabandyti, bet tavo dėka. Na, va. Gerai, tada paklausiu taip, kokį patarimą duotumėt žmogui, kuris norėtų dabar pradėti prisijungti į mūsų komandą, kokį patarimą duotumėt tai pradžiai? Visų pirma, nebijot. Nebijot, drąsiai bandyt, mes nieko neprarandam, žmogus gali pasirinktis dabar tokios galimybės, truputį marketingo planas pasikeitė ar ne, tai yra didžiulės galimybės ir galima rinktis, nori gali su 5% nuolaida pirkti, nori gali su 30%, net 38% tiesiog ranka pasiekiami ir kokią nori nuolaidą, tokią gali turėti, priklauso nuo žmogaus, ką jisai pasirinks. Svarbiausia, pačiam išbandyti ir niekada neit parduoti produkto, kurio tu nebandęs. Na ir tokį biškį linksmesnį galbūt paklausiu klausimą. Jeigu tinklinė rinkodara būtų filmas, koks būtų jo pavadinimas, žiūrint į jūsų kelionę tinkliniai rinkodarai? Aha, o čia geras klausimas. Na, dar biskį pakartok. Koks būtų filmo pavadinimas jūsų tinklinės rinkodaros kelio? Kiek jau esat Forevery, kaip jūs įvardytų tą savo kelionę, kaip jei reiktų filmo pavadinimu pavadinti?
Sakyčiau, aš esu palaiminta. Labai gražus pavadinimas. Tad labai kviečiam prisijungti prie mūsų komandos, tiek galit kreiptis pas Irmą, galit rašyti man, tikrai atsakysim, padėsim į visokius klausimus, patarsim. Ačiū Irma už pokalbį, kad nepabijojai sudalyvauti. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like ir pasidalinti su draugais. Ačiū tau, Dovydai, kad pakvietei mane čia, kad tu turėjau galimybę čia sudalyvauti. Ačiū tau ir tikrai labai laukiam visų, prisijungiant tiek prie Dovydo komandos, tiek prie mano komandos ir tai mes turim galimybę tai daryti visam pasaulyje. Taip, virš 160 šalių. Taip. Iki. Iki.